Labas rytas. Šiandien yra 12 dienos startas, va čia akimirka. Šiandien yra 12 mano kelionės diena. Esu miestelyje pavadinimu Plumlov. Išjudu jau beveik 9, išjudu iš stovyklavietės ir šiandien nusimato apie, bijau prisikalbėti, bet apie 80 kilometrų. Maršrutą susidėliau tokį, kad mažiau pagrindinių gatvių, tai tikiuosi pavyks. Ir nusimato vėl labai karšta diena. Tai išjudu čiut anksčiau. Išjudu su pusiau šlapiais rūbais, nes vėjo naktį nebuvo ir nespėjo niekas išžiūt. Tai visai gerai, gaiviau bus važiuoti bent jau pirmą pusvalandį kokį. Ir šiąnakt manęs laukia paskutinė stovyklavietė Čekijoje. Ir šiaip, liko tik 3 dienos minimo. Tai pasistengim pasimėgau dar iki galo. Jau nuvažiuota turbūt apie 60 ir liko nelabai jau daug, realiai apie 13 km. Tik dar neaiškus maršrutas, nes mano vienintelį kokį rodo maršrutą ir išeina pažiūrėti normaliai. Tai yra 4 juostų, kaip ir greitkelis. Šalia dviračių tako nesimato. Tai planuoju juo pradėti važiuoti ir tikėtis pamatyti dviračio ženkliukus, tuos dažnai matomus. Gal parodys kokį maršrutą alternatyvų. Aš pietum sustojau papietauti mieste. Kažkaip tiesiog norėjau, gaiviai pasėdėjau su kondiške, pavalgiau suši vėl. Dabar liko realiai paskutinis ruožas. Nuvažiuoju iki miestelio, apsiperku vakarieniai ir suku į stovyklavietę, kuri yra prie pat miestelio. Šiaip visa kelionė jau eina į pabaigą. Realiai liko 2 dienos minimo apie šiandien. Rytoj pervažiuoju į Lenkiją ir poryt jau į Katovicą atvažiuoju ir jau kelionė mano baigėsi. Šiaip visą kelionę nelabai kalbėjau apie savo maršrutą, nes iš tiesų dalį kelionės aš jo ir nežinau iki galo, nes man keitėsi jisai. Bet dabar galiu rezumuoti maždaug taip. Pradėjau Vokietijai Dresdene, kirtau į Čekiją, važiavau vidurio kažkur Čekijos dalimi kažkuria pro Prahą, įvažiavau į Austriją, pavažiavau Austrijoje palei Dunojų, įvažiavau į Slovakiją, Slovakijoje biškį pabuvau, grįžau į Austriją, kirtau į Čekiją ir dabar Čekijoje važiuoju į šiaurę link Katovicą, iš kurios keliausiu namo traukiniu ir autobusu. Užėjau į parduotuvę nusipirkti
ledų, truputį gaivaus gėrimo, atsisėdau parkelyje vienam kieme ir prie manęs priėjo viena moteriškė. Aišku, nekalba nei angliškai, nei rusiškai, bet jinai vis tiek pradėjo pasakot, klausinėt manęs čekų kalba. Nu ir mes susikalbėjom, mes prakalbėjom gal 20 minučių. Labai fainai sužinau, kad jinai irgi dviračiu keliavo kažkada prieš 20 metų. Tada jai ten su keliu atsirado problemos, nusipirko šunį, kuris dar dabar yra gyvas. Ir sako, nebekeliavo tai, bet dabar turi, sako, dviratį kitokį, elektrinį, gali kažkiek ir į kalnus pavažinėti ir panašiai. Labai įdomu. Tai, žodžiu, jinai man parekomendavo grįžti kelis kilometrus atgal į kitą upės pusę ir sakė, kad takas palei upę yra nuostabus iki pat mano stovyklavietės šiąnakt. Tai bandau, po kol kas matau, kad viskas ok, toksai žvyriko keliukas, bet manau, kad labai fainai bus taip važiuoti vietą, nes kitas variantas buvo iš esmės greitkelis arba sukinėtis aplink greitkelį po gyvenvietės, kur iš tikrųjų netrodė labai tiesus maršrutas, labai ir į kalnus reikėtų lysti. Tai žodžiu, visai įdomu ir noriu pralėkti šito keliuku. Pasirodo, čia nuostabus keliukas. Eurovelo kažkuris. Negaliu patikėti, kad vos neprasileidau tokio dviračio tako. Ačiū tai moteriškiai, kad priėjo, pašnekino, pablevizgojom biškį ir va sužinau tokį gerą maršrutą. Ir jau esu tam mieste, kur man reikia būti, dabar važiuoju apsipirkti vakarieniai ir pusryčiams ir kempingas irgi jau netoliese. O dabar yra 3 valandos. Šiandien ankstyvas aš. Kempinge, vėl tradiciškai pavalgyta, išsimaudyta trumpą istoriją, atėjau ir pasisveikinau su viena šeiminėlė, kurie ten jau buvo įsikūrę, jau ten stovėjo su savo busiku ir jie pamatė, kad su dviračiu esu ir mane pasišaukė, sako, ateik, turiu tau kai ką. Ir pradėjo man dalinti visokius gertuves. Tai vadinamas Power Gel, dviratininkų snacksas, čia turbūt ryžių snacksas ir dar krepšį ir dar vieną gertuvę. Krepšys, žodžiu, esmė, kad jie dalyvavo, žiūrėjo kažkokias dviračių lenktynės ir ten labai dažnai lenktynėse, kai dviratininkai važiuoja, jie gauna maisto į tokį šitą krepšiuką, pakeliui jie greitai suvalgo ir išmeta. Tai jie susirinko krūvą dalykų, taip, čia yra atskiras žanras žmonių, važiuoja ir renka šitos gertuvės. Tai visai krūta, aš pats to niekad nesu daręs, man labai būtų įdomu kada nors tai padaryti, bet va, man pridovanojo dalykų, tuos Power Gel ir tą snacksą tikrai rytoj paragausiu. Jo, o šiandiena buvo ganėtinai lengva, sakyčiau, trumpesnė gerokai negu vakar. Karštis vis tiek, aišku, alina, bet kažkaip pailsiu laiku, po pietų leidžiu savo pasidėti kur nors ilgėliau, pavėsyje su šaltu gėrimu ir tas atgaivina labai. Dabar jau yra 8, į kempingą realiai šiandien atvažiavau prieš 5, tai labai anksti. O dabar jau viskas, jau vakaras, jau miegu. Vienintelis kempingo minusas šiaip labai fainas. Minusas yra, kad žiauriai daug širšių. Ar vapsvų, nes ko jėzu, kaip masyčius skrenda. Gerai, viskas, čia. Tai tik dar šiandienos skaičiai. Važiavom biškai daugiau nei 4 valandas, kilometrų 78.
Max greitis šiam 4, man atrodo, yra realus. Viena nuokalnė buvo tokia galinga. Ir vidutinės 18. Jau nuvažiavom 1123. 1, 1, 2, 3. Va, kaip